Tęsiu savo pristatymo ciklą per skaičių prizmę. Neatsitiktinai šiandien kalbam apie skaičių 3. Jis atspindi visas šias 3 kryptis. Gausa, kūno išmintį, moterišką žydėjimą. Ir šiandien aš pasidalinsiu, kaip šis skaičius pakeitė mano gyvenimą. Skaičius 3 numerologija. Vienas iš materialiausių. Ir ne tik apie pinigus jis yra labiau apie gebėjimą paversti idėjas realybę. Ši energija, jinai labai stipri, iš tikrųjų yra ir mano gyvenime. Aš pati esu trejetas, nes jeigu sudėti visus skaičius mano gimimo datos ir davesti iki vieno ženklio skaičius, tai bus kaip tik 3. Ir būtent todėl mano numerologijos mokymų išskirtinumas ne tik padėti suprasti mokiniams skaičiavimus ir skaičius apskritai, o aš mokau kaip tapti numerologu ir iš to sukurti savo pajamų šaltinį. Skaičius 3 tai leidimas sau gauti už tai, ką moki, už tai, kas esi. Nes pinigai tai drąsa įkūnyti savo dovanas. Trejetuko sveikata tai nepapildomas punktas, tai pagrindas. Jei ignoruoji savo kūno signalus, stringa ir finansai, ir malonumai, ir džiaugsmas. Todėl aš nuolat stebiu savo būseną, darau tyrimus, rūpinsiu vitaminų balansu, nemėgstu, bet sportuoju, nes gausa negali tekėti į pavargusį ignoruojantį kūną. Nes kūnas yra tavo gausos vartai. Skaičius 3 ir 3 temos. Pinigai, sveikata ir moteriškumas. Ir tai ne tik apie išvaizdą. Tai būsena, kai jautiesi verta visko. Meilės, pinigų, sėkmės. Kai aš esu graži savo, priimu save, man atidaro visi vartai ir durys. Atsidaro. Todėl man svarbu rūpinti savimi, gražintis ne dėl kitų, o dėl savęs. Ir augindama trejetuko tipą vaiką, taip, mano dukrytė irgi trejetukė, svarbiausia, ką galiu duoti kaip mama, tai meilę, palaikymą ir leidimą būti gražiam savaip. Puošti, sakyti komplimentus ir palaikyti naują įvaizdį. Koks jis nebūtų keistas man. Nes vertė nesukuriama tik iš išorės. Ji gimsta iš vidaus.